Na ką, vėl, tiksliau ne vėl, o enduro čempionatas ir taurė Lietuvos. Pirmas etapas, išklausom instrukcijas, nes kaip matot, rimti enduristai čia susirinkę, net nežinom kur kas ir kaip. Bet taip jau yra, gyveni ir mokaisi. Pirmas laiko kontrolės punktas, pažymi, kada įvažiuoji. Čia turim šiek tiek erdvės apšilti ratu, nes realiai, šiaip mano akim tai turėtų būti pravažiavimas ir paskui prasidėti greičio ruožai, nes dabar va toks grinai šaltas, turėsi įvažiuoti greičio ruožą. Na, aišku, čia greičių nepavadinsi, bet vis tiek, kaip sakoma, kažkiek momentais ir paspausdavai. Tai va, kelis ratus apsukam su savo kompanionu ir į greičio ruožą. Čia jis susideda iš motokroso trasos ir šiek tiek enduro. Trasa žiauriai šlapia vietom ir žiauriai slidi, ta prasme su filminėm padangom čia tikrai, nors čia su bet kokiam važiuok bus tragedija realiai. Čia tempas, nu toks, kaip čia pasakyti, tempų nepavadinsi, bet kaip nuo sofos pakilus 2 mėnesius nevažiavęs su enduro, tai labai gerai pasisekė realiai. Nu tas gerai būtų, pritrūko 19 sekundžių iki 3 vietos. Tai toks kaip ir pykstu ant savęs, kad galėjau paspausti, bet kaip sakoma, yra kaip yra. Užtat motyvacija bus pasiruošti kitam etapui, kuris dar neaišku kur ir kaip bus. Čia buvo status toks nusileidimas. Man įdomu, kaip ten pradedantiesiam softam sekėsi, nes jiem tikrai čia turėjo būti sunku važiuoti. Posūkis į dešinę. Šlapia, gazo, turėtum čia gerai atsuk, bet aš dar toks prisisaugau, pirmas ratas, niekam čia nieko neįrodysi. Sakoma, važiuojam gerai praleisti laiką, o ne traumų prisirinkti. Vieną tik tai išvežė šį kartą su greitąja džiugą, bet kaip sakė, nieko baisaus nenutiko, tik prisitrenkė. Daugiau kaip ir visi sveiki. Iš vakaro stipriai palyjo, tai bus trasoj balų, tokių košių, kur tikrai moca tokiu moliu uždrebė, kad šakės. Ir čia skaitosi greičio ruožas. Šlapias kalniukas, opa, gazo, kaip ir be problemų. Čia nusileidimas. Irgi viskas be jokių didesnių problemų. Šiaip iš principo šita trasos dalis buvo ganėtinai panašiai cross country, kai buvo trasa, čempionatas. Tai realiai, jeigu ten važiavęs, tai kažkiek jau tu čia apsiuostęs esi, tai gali prisiminti tos pačius posūkius. Aišku, pakeitė, ne viską tą patį paliko, bet čia po to, kaip įsimalė žiauriai šitą vėžę, tas posūkis, ten griovys buvo realiai netgi išpjovę, aupenai visi. Kažkas jau nusirašė, šiek tiek pervertino savo galimybės pirmam rate. Čia buvo pasukiukas. Vėl šlapia, blemba visas. Nu, paskui kelsiu, koks aš grįžau, koks motociklas. Realiai motociklo valandą laiko. Nu va, čia va kelias sekundės praradau, taip ir prarandi tas savo pozicijas. Žodžiu, valandą laiko plovau mostą, iš principo visur tas molis prikibęs, pridžiūvęs, rūbus visus su kercheriu. Nu ten tragedija realiai buvo, bet labai smagu. Pirmam greičio ruože, jeigu gerai pamenu, buvau 3 pirmam rate. Tai čia man tokių vietų nematęs realiai, visą laiką važiuodavau. Tarkim, cross country važiuodavau už 20 į viršų, nu pernai metai, šiemet jau truputį geriau. O endūre pernai buvau geriausiai užfiksavęs bent savo klasėje, man rodos, 7 gal vietą. Tai, o šiandien likau, kaip ir minėjau, 4. Pritrūko 19 sekundžių iki išsvajotojo podiumo. Kaip bebūtų, visi mes norim to vazono. Aišku, visi jo negauna, gauna tik kiečiausi, tie, kurie nemiega ir treniruojasi. Čia galima daug greičiau važiuoti, bet kaip
kaip sakoma, pasisaugot geriau, nes po to prisivažinės ir baigsis vasara su gipsais langetėm ar varžtais raktikuliuose. Turime šitų pavyzdžių ne vieną. Na, iš savo aplinkos turiu čia porą draugų. Vienas su hardu raktikuliu susivarė treniruotėje, o kitas su softu miškelyje lygioj vietoj prisičiūdino. Taip, kad reikia pasisaugot. Amžius jau nebe tas, kad draskyt maikę, niekam čia nieko neįrodys. Na, tik savo nebent. Pieva, čia galima buvo daug greičiau važiuoti, kaip žiūri dabar iš šono, tai atrodo vos puškuoji. O tuo momentu jautėsi kaip lenktynininkas. Aš pirmam rate paskui pamatysit kokį savo, per video gal nebaisiai atrodo, bet tuo momentu, kai trenkiausi į papukus, tai jau praktiškai mirtį mačiau. Tai gerai, kad Kajabos atliko savo darbą ir aš įtraukiau visus žiedinius, visus raumenis, kad tik tai mocą nepaleisti ir pavyko išsilaikyti. Manau, neužilgo. Jo, va čia ir bus dabar tiesioji, tokia man atrodo. Ne, dar ne dabar. Čia žiauriai šlapia. Blemba, kaip aš čia lėtai važiavau, kaip žiūri, va, dabar mano smagiai papukai. Šiaip reikėtų man jau, aš vis laik važiuoju trečių bėgių, nejunginiai bėgių, bet reiktų realiai jungti ketvirtą ir paskui žemint trečią, nes, variklį mažiau žvyginį ir lengviau važiuoti yra aukštesnių bėgių iš tikrųjų. Tai va, čia kažkaip pirmam rate sakau, čia nešoksiu, čia ramiai. Pažiūrė, tie papukai tokie nedėlė ir taip biškai atsukau, tik tai, per toli peršokau, atsitrenkiau, vėl atsitrenkiau ir toks. Truputį gavau kvapą išpūstą. Nieko, viskas gerai išsilaikiau, net kamera nulinko. Dabar jau matosi, sparnas susilaikė. Trasos užtat mažai. Ir ką, realiai prasideda motokrosas. Motokrose mes enduristai dažniausiai labai silpni būnam, nes ne mūsų čia tie tramplinai. Per šitą, ne per šitą, per kitą trampliną yra draugas irgi prisiskraidęs vienas šitą trasoj, tai geriau pasisaugokim, nes paskui reiks mocą pardavinėti. Turime šitokių pavyzdžių iš savos aplinkos. Tai va, praktiškai baigėsi greičio ruožas. Kaip ir minėjau, pirmam likau, man rodos, trečias, reiktų pasitikslinti, bet man rodos nepameluosiu, čia irgi valčiut, puškuoju, bet, kaip sakoma, baudų neprisirinkau. Finišą pasiekiau, traumų nėra, tai labai gerai. Kiti va dar net mocų nepasiėmė, nes mocą pasiėmė tik 5 minutės prieš savo laiką. Tu gauni lapelį, tam lapelį surašyti laikai, kada turi pasimti motociklą ir pasirodyti greičio, tiksliau ne greičio, o punktuose, kur turi nuimti laiką, ten tai pažymė. Nu va ir liko paskutinis posūkis į dešinę ir baigėsi greičio ruožas. Realiai čia dar kol susigaudžiau, į kurią pusę važiuoti, bet va matom, po kairę pravažiuoju, čia neapšilinėja. Žodžiu, reikėjo pro dešinę, ten buvo rodiklytė. Čia va sutikau dar porą draugų, uždavė kelius klausimus, pasidalinau savo įspūdžiais, emocijom, žodžiu, baimėm ir nebaimėm. Ir ką, realiai reikės važiuoti toliau. Čia dar vienas draugas prisivažinėjęs, tai tik palaikymo komanda. Žodžiu, visi savi, gerai nusiteikę ir ką, važiuojam ieškoti pravažiavimo iki kito laiko kontrolės punkto. Jau gerai atsimenu, 12:30 reikėjo būti, 11:55 galėjau pasimti motociklą, 12 galėjau sustumti tą palapinę ir va dabar kažkas tokio. Neatsimenu dabar, bijau sumeluoti su laikais, gal nusišnekėjau, bet kažkas tokio. Kad 12:30 turėjau būti tam greičio, tiksliau ne greičio, o laiko kontrolės punkte. Irgi pasiblaškiau.
va, pravažiavimai sužymėti tikrai gan aiškiai, yra ženklai su rodyklėm ir kryptim. Tai čia, žodžiu, važiuoji, realiai visiškai nebuvo bendro, buvo bendro naudojimo kelių, tai turėjom kirst 2 ar 3 vietose, o daugiau visą laiką pievos, miškelis, pievos. Kiek kalbėjom su teisėjais, tai planuoja keisti truputį reglamentą ir padaryti, kad valstybinių numerių nereikėtų. Aišku, motociklas turbūt registruotas, draustas, techninę apžiūrą turėti, nes tos dalykus tikrina. Tai žodžiu, ne vienas pirko draudimą vietoj, nes neturėjo. Aš apsidraudžiau už vakaro, viską susitvarkiau, taip kad būtum legalus palei taisyklės. Tai va, šitom pievom važiuoji, čia gal, nežinau, kaip kelias pažymėtas, reiktų per žemėlapį pažiūrėti, bet manau, kad labiau pievos, o ne keliai. Čia kažkas blaškosi į tą pusę truputį. Pasiklydo, čia mano kompanionas. Čia grįžta atgal. Bet žodžiu, va. Keliese važiuojam link to miškelio. Ir dar realiai čia tam pravažiavime, tai irgi turi iš principo nesnaust, važiuot, kaip nereikia spaust, bet tarsime, jeigu tik kažkur užgaištum daugiau ir nespėtum į tą laiko kontrolės punktą, aišku, greičiau pravažiuoju greičio ruožą ir užteks laiko bimbinėt, bet kadangi važiuoju moliūgų klasiai, C klasiai, pradedantieji, tai trasoj užgaišti tikrai nemažai, lyginant su profais. Čia irgi va šalia keliukas, tai mums per pievą buvo pravažiavimas. Aišku, gali ir to keliuku važiuoti, čia to niekas nieko nesakys, nes smėtame, kad kryptis nurodyta ir va, čia buvo vietos, kur tiesiog kerti kelią ir vėl pievas. Šiek tiek kamerą nusilenkus, blemba, nesimato pilnai kelio. Čia žolynai visokie. Šiaip esu važiavęs enduro renginį Rūklos, Rūkloj poligone. Ten žiauriai faini pravažiavimai. Ta prasme, ten aišku bendro naudojimo kelių tikrai daugiau yra, bet tikrai įdomu pasivažinėti po tas visas teritorijas, kur legaliai negalima, bet kaip žinai, nepagautas, gali važiuoti. Svarbiausia, kad kareiviai nešaudytų ir važiuoji, ten niekam tai nekliūna. Aišku, startinis geriau užsikliuoti, jeigu karo policija užsivytų ar kas. Bet nemakinu aš čia jūs to daryti, aš irgi to nedarau, čia viskas sugalvota. Čia įkilimai paskui sekančiam rate, kai važiavau softas vienas, taip sunkiai vargo, jam čia puškavo į tą kalniuką. Žodžiu, pieva va truputį praskuto, čia pravažiavo ir viskas, ir mums čia skaitis pravažiavimas. Bet viskas okei. Tikrai įdomu ir siūlyčiau tas, kas nebandė, tikrai sudalyvauti. Manau, patiks. Daug patirties nereikia, moco irgi kažkokio super nereikia. Jeigu važiuotum nacionaliniai klasiai, tai iš vis gali su bet kokiu motociklu, man atrodo. Gal kubatūros apribojimai yra, reiktų reglamentą pasiskaityti, bet krosinis, nekrosinis, numeriai, lempos, nieks nereikalinga. Padangos kokios nori, o čia va šitoj va klasiai enduro, tas metai važiuoja jau su gatvėm legaliom padangom, kaip priminėjau, šviesos, numeriai, technikinė, draudimas, kad dokumentai būtų. Čia pro miškelį pravažiavimas, realiai neužilgo ir bus tas laiko kontrolės punktas. Pasukiukai, ant pasukiukų greičio didelio nėra, savo ramiai, be streso. Buzų irgi nėra, kaip buvo pernai, manau, jau važiavau Rūkloj.
ten chebra strigo ir aš pats strigau. Buvo reikalų. Lyginant čia su Rukla, tai čia tikrai daug paprasčiau, taip įvardinkim. Bet tikrai neprasčiau. Irgi smagus renginys. Va ir matosi jau praktiškai mūsų laiko kontrolės tas punktas, kur turi būtent savo laiku įvažiuoti. Tarkim, tavo jeigu laikas 12:30, tai tu gali tik 12:30 įvažiuoti, ne anksčiau. Tai va, mes minutę 30 iki savo laiko, ar ne? Ar savo laiku grinai atvažiavom? Jo, savo laiku. Tik štampuką gausim, čia nelaiko. Tai va, mergaitė atžymė į sąsvinį, Tai jeigu mano 12... paduodi lapuką, 335. užrašo laiką, svarbiausia pasitikrinti, ar teisingai užrašė. Nes jeigu važiuoji, renki taškus, nu, ta prasme, kaip čia pasakyti, taškų zonui važiuoji, tai tau labai svarbu, kad nesuklystų, nes po to gausi baudų, o baudos, kaip sakoma, ultima pozicijas lygioj vietoj. Nu ką, atsižymėjau ir toliau. Pirmą ratą įveikinėjom per miškelį. Pasukiukas į dešinę, va, vyrukas dar kryptį nurodo savo, kur važiuot. Gerai, va, žmonės ateina pasižiūrėti. Čia kažkas kampą kirta, bet nežinau, man rodos galima, aišku, kad galima. Čia tiesiog kryptis sužymėta. Širgi va, op, per kampą. Bet čia nelenktyniauji, čia važiuoji tiesiog pasiekti kitą greičio ruožą. Ir po greičio ruožo laiko kontrolės punktą. Realiai. Per pušynus, visokių kelmelių. Gali čia, jeigu lėktum, gali ir prisičiūdinti. O kadangi nereikia čia lėkti, tai savo ramiai. Per pievą. Šiaip daug kas nevažiavo šitame etape. Ir šiaip, man rodos, ar kirtosi, ne šitos varžybos, cross countries gal kirtosi su Latvijos kalendoriu enduro, tai šiek tiek federacija galėtų susiderinti su Latvijais, nes kaip bebūtų, Latvijai tikrai geresniam lygi negu mes. Nenuvertinu aš mūsų organizatorių ir federacijos, bet faktas yra faktas. Per šakas, per pievas. Paskui ten palei ūkininko kviečius, ar ten rūgius, nežinau, ar ten miežius važiavom irgi. Nu to neužilgo privažiuosim. Realiai, kai važiuoji tą vėžę, tai čia viskas, jokių ten netikėtumų neišlys. Ir viskas, nu, ne veltui sužymėta, kur važiuoti. Gali drąsiai važiuoti. Nes aš kažkuriam rate sugalvojau biškį irgi ten taip miškelį per kitą. Negrinai ten vėžį važiuoti, tačiau kampuką kirstai. Šoviau gerai į kelmuką, tai gerai, kad nepabėgo motociklas. Čia aš, aišku, va, pažydžiau taisyklę. Ne, aš vienas čia visi taip važiavo. Bet čia dirbtinis intelektas sugeneravo tą vietą, tai čia yra netikro. Turi sustoti prie stop ženklo, iš principo. Ne iš principo turi, nes, nu, jeigu kažkas parašytų kaip tą skundą, neskundą, kaip jis vadinasi, protestą, va, tai tada, žodžiu, galėtų diskvalifikuoti ar kažkas tokio. Bet protestus rašai tik tais, man rodos, pusę valandos po varžybų ir turi su įrodymais, taip kad čia galėtų dabar rašyti, ką nori. Ir plius, kai su dirbtiniu intelektu padaryta, tai tu čia nieko nerodys. Turėtų kažkas kitas nufilmuoti, parodyti, tada jo. Čia irgi va palei pasėlius važiuojam. O čia va ir šalia va po kairę pusę greičio
ruožas. Enduro skaitysis, ten buvo motokrosas, o čia enduro. Aš iš principo, jo, čia be jokių šuolių, man atrodo. Nors aš ir ten nešokinėjau, bandžiau, tai patys matėt, kas gavosi, atodusis buvo išėjęs. Bet kažkaip pavyko. Čia irgi palei pasėlius. Čia varelį galima buvo paskui va, kaip aš rinkausi čia palei dešinę. Nu, nežinau, man čia atrodo patogiau negu ten važiuoti. Čia irgi taip čiut ne per pasėlius turi važiuoti, jau stengiamės neimti. Paskui nepyktų mūsų gerbiamų ūkininkai, neleis čia protestuos, kad išdrasko jiem pasėlius. Man rodos bus kažkur šlapia vieta. Jo, čia aš sekančiam rate buvau, užgesau, mane atsitrenkė dar žmogus, čia skuvau lenkt kažkodėl. Nepavyko, tada čia ir praleido. Nors čia visiškai tau nereikia lenktyniauti, tiesiog važiuoti savo tempu. Tikrai su harda suspėti įmanoma. Bet ir pradedantysis, o jau su softu, tai jau ten hebra nespėjo. Nepamenu, ar aš pradžiai minėjau, nes čia per antrą kartą rašinėjau garso takelį, tai kad iš softų tik vienas Kęstutis Genys suspėjo į visus laiko kontrolės punktus. Jisai su softu važiuodamas, jeigu pažiūrėtume į jo laiką, tai būtų buvęs 3 ar 2 tarp hardų C klasėje, bet jis jau tarp mėgėjų, nes pernai buvo C klasėje, nepamenu, kelintais vietą paėmė, bet žodžiu, išėjo su vyrais važinėti. Nu tai va, dabar čia va, gali kada nori įvažiuoti, nu ne kada nori, aišku, kad pravažiuoji pro vėliavas, nuima tau laiką nuo transponderio automatiškai ir tada pjauni Nes mes dabar turim 12-3 enduro trasoje. Tai manau, kad reikia važiuoti. Jo, reikia važiuoti čia į dešinę, kaip suprantu. Ką lendam į enduro trasą, čia šiek tiek šlapia. Šiaip ta pati trasa buvo ir cross country, nors pradžiai buvau minėjęs. Praktiškai važiuoja visą laiką vienas, nebent kažkas tave pasivyja arba tu prieki važiuojantį pasivyja, bet iš principo tai vienas. Čia irgi puza belė kokia. Slidu, aišku, irgi žiauriai. Aš iš principo važiuoju visą laiką 3 bėgiu. Nu, šitose varžybose bandžiau ir 4 jungti, kad ne taip motorą žviegtų, bet realiai man standartinio perdavimo 3 bėgių pilnai užtenka tiek iš posūkių lėtų, tiek tiesiojai, nes 3 bėgių ten iš principo gali apie 100 pasigauti, jeigu gerai atsuksi, bet aš tokio greičio nepaimu šitoj trasoj. Čia tik tai profai, manau, tiek pasiema ir aišku, ne 3 bėgio, jau hebra jungia 5 ir 6, kad nežvygint. Trasa tikrai nesudėtinga, ganėtinai smaki. Kelios vietos, kur daugiau puresnio smėlio, o šiaip tai pagrinde gruntas kietas ir sukibimas geras, tai tikrai smagu važiuoti. Aišku, būtų smagiau, kad galėtum kažką pasivyti ar tave lenktų, tai toks daugiau intrigos. Va čia vienas truputį apsiskaičiavo ir išsitaškė, tai apsilenkiau. Nežinau, kurioj klasė, nu jisai su hardu važiuoja, tai bus arba mano klasėje, arba nacionaliniai, kur nereikia, kaip minėjau, jokių dokumentų, nieko, tiesiog motociklą turėtų. Nu ir aišku, kad stabdžiai veiktų ir ten nieks nebėgtų, nelašėtų, nes jeigu tai pamatys, tai tiesiog neleis važiuoti. Ir dar tas išmetimas turi atitikti garso standartą. Nes kaip pavyzdys, kačerginiai cross country varžybose vienas su kove 4 PM atvažiavo ir buvo tiesus išmetimas, tai ten gerokai viršė decibelus ir tiesiog neleido važiuoti. Bet sakė, kitam etapui prasispręs šitos dalykus ir pasirodys. Tai bus įdomu, kaip žmogui su
kinų produkcija seksis važiuoti. Na, aišku, važiuoja ne motociklas, o raideris, tai čia vėl duok geram važiuotojui tą kinišką motociklą ir jisai čia cešnikam arba nacionaliniai visus atkimšų ir ten nebus šansų pasivyti. Bet žodžiu. Jo, realiai šita trasa, aš galvoju, kiek aš važiavau, dabar nepamenu tiksliai, ar 6 ar 8 minutės. Ne, gal 8, tikrai 6 nevažiavau, čia profai turbūt 6 važiavo. Nu, reiktų pasižiūrėti laikus, nes visa informacija yra oficialiai ir įkelta. Ai, man dar buvo baudų prirašę, bet draugas nuėjo, paklausė, patikrino ir ištaisė. Žodžiu, reikia būtinai sekti savo laikus, rezultatus, nes kai pildo ranka į popieriaus lapą, tai ir prasideda klaidos. Nu, bet čia normalus žmogiškas faktorius. Aišku, iš principo turėtų to nebūti, bet, nu, yra kaip yra. Svarbu chebra daro. Šitą plačiai kalniuką. Paskui bus jo kairiau. Čia šiaip fainas posūkis ganėtinai. Tiksliau visa trasa ta faina. Kai kur jau šonuose portai buvo, nu, aš aišku nesirėmiu juos, bet kas greit lekia, tai dar į portą atsirėmus, tai ten ojojoj gali. Čia šitoj vietoj žiauriai atsargiai važiavau, nežinau kodėl. Nu, kas kodėl, nemoku greičiau ir viskas. Taip ir prarandi tas sekundės, o paskui lieki keliom, nu ne keliom, 15 sekundžių atsilikęs nuo podimo. Vėl pievos kažkiek įdėta. Paskui vėl įlendi į tą enduro, bet čia vis tiek tokia, nu jo, šiaip čia tokia ralinė trasa, tikrai ne motokroso, šuolių nėra, tai jo, enduras. Šlapių vietų ne viena buvo, aišku, paskui va, greitai išdaužė, nu, tas vanduo šiek tiek nubėgo, tai geriau jau. Nu, ir tas gruntas tada toks pasisklaido iš šonus, nu, smagiau važiuoti. Realiai dabar, kaip galvojate, reikės daugiau bandyti 4 bėgį jungti. Manau, bus ir sveikiau varikliui. Gal pačiam paprasčiau, nes kaip vis tiek 3 aukštom apsukom važiuoja, tas mocas toks aštresnis. O kai aštresnis, jis tave labiau vargina. Tai iš principo jo, reikia junginėti pavaras. Nors aš realiai, kai turėjau 3 pem, tai aš vis laik 3 važinėdavau. Nu, varžybose turiu menį. Ten cross country's ar enduro, nu aišku vietom ten, kur statė įkalnė, tai jo įsijungia 2, bet šiaip iš principo 3 ir viskas. Ir nesuki galvos, tai ten po manęs dėžė, tai tik 3 bėgį dirbus. Nu nebent į gatvę išvažiuoji, tada ten gali ir 6 atsukti į dugną. Aišku, bandžiau šitą mocą, kiek jis važiuoja, tai paličpiesa su supermotiniais ratais 100 pem 6. Tik dar su enduriniais ratais neišbandžiau. Mano senoji beta važiavo 103.2 su enduriniais ratais paličpiesa. Dėl ko paličpiesa, nes jisai tik tiksliai parodavo spidometras, tai ten vieno riebumas palei saulės šviesą. Nu, nesąmonėse dažniausiai rodo. Ir kuo greičiau važiuoji, to didesnė paklaida. Tai va, kažkada padarysiu test drive'ą su enduriniais ratais ir pažiūrėsim kokioj nors tiesiojoj, koks maksimalus greitis. Aišku, reikia ant žvyrkelio, nes jeigu ant smėlio, tai tiesiog motoras neišsuks. Arklių trūksta, reikia tada 4 pem, nu tiksliau betas 4 pem nėra, yra 4.9 ir 4.3. Bet gal kada nors ir sugalvosiu ir galingesnį nusipirkti. Iš principo aš ir šitos neišsuku ir neišsuksiu kiek gali variklis. Ai va čia softą pasivijau. Apsilenkiau, tiksliau jis ir aišku ir pasitraukė, kad nesimaišyt. Labai gerai. Nors iš principo, kaip pas vieną trenerį kelis kartus buvau nuėjęs,
Tai sakė, niekam nesitraukė, nu aišku, kai jau girdi, kad jau ten visiškai kitas pasaulis, tai tiesiog važiuoji tiesią liniją, kad nesimaišyt. O iš principo tas, kas iš galo važiuoja, tas ir lenkia ir čia neturi. Nes jeigu pradėsi dairytis ar kažką, tai tiesiog tu pradėsi maišytis visiems iš eilės. Taip, kad važiuoji savo vėžę, nekreitai krypčių ir greitesnis tai be problemų apsilenks. O jeigu važiuos tavo klasės važiuotas, tai jau tada jam sudėtingiau. Bet tik taip tobulėja žmogus, kai mokinasi lenkti. Turi įpratę vis pavalyti kamerą, šiaip gerai, nes paskui užneša žemėm ir pusę video nėra tiesiog. Yra, bet ten nieko nesimato. Tai va, jau čia neužilgo baigsis šitas greičio ruožas. Rastukas dar toks, kad kontrolinis neatsipalaiduot. Ir paskui čia po šitos buzos bus irgi keli rastukai ir padangos. Čia reikia atsargiai, nes chebra gali ir prisičiūdinti per šitą vietą. Aš anksčiau labai bijodavau tiek padangų, tiek tų rastukų, bet dabar kažkiek truputį gaunasi, aišku, čia dar iki važiuotojo toli, bet kaip sakoma, lašas po lašo, tobulėjam. Va ir baigėsi greičio ruožas, čia aš neatsimenu, kuris ratas buvo, žodžiu, kad jau, nes čia gavosi, man rodos, ketvirtam. Dabar vėl pameluot, nenoriu nusišnekėti. Važiuoju toliau į laiko kontrolės punktą, kur turėtų važiuoti savo laiku. Į savo minutę įsistumt. Mano kompanionas, kur iš pradžių važiavom, dabar laiku reikia įvažiuoti. Viskas duok lapą. Pavėlavo vienur, tai paskui taip ir atsiskyrėm. Čia vyr teisėjas mūsų, kuris už daug ką pasirašo, kad reikia jo klausyti ir gerbti. Labai gerai. Dabar statys mostą, bet įsistumt. Žodžiu, čia paskutinis ratas jo, tai va dabar leido pasistatyti motociklą. Aišku, turi įsistumti, neįvažiuoti, nes jeigu įvažiuosi už kurtų variklių, tai gausi baudą ir tiksliau DNF, man rodos, diskvalifikuoja. Tai jau pasistatai, suskaičiuoja visus rezultatus ir gali patikrinti tau padangas ar variklio nekeitei, ratų, rėmo, žodžiu, sužymė prieš varžybas visur su raudonais dažais ar žaliais, žodžiu, pažymė su dažais. Tai va, priparkuojam savo muržų ir einam laukti rezultatų. Aišku, aš jų nesulaukiu, nes man buvo kitas renginys tą pačią dieną, turėjau važiuoti drage. Tiksliau ir važiavau su kitu motociklu. Būtų neįdomu tada. Per dieną 2 disciplinos išbandytos. Kaip ir super. Skatinam motosportą.